Čia vėl rasius. Išlindo. Na va. Iš kito keltuvo filmuoju. Pirmą video ten dariau nuo to keltuvo. Raudona atstati trasa padaryta. Bet ten saulė, apšviesta saulės, tai trasa tada galima čiuožti normaliai. Ledo nėra, tas sniegas toks ant paminkštėjęs nuo saulės, bet šalia kur apšviesta, tai nelabai malonu. Tai va, aš dabar persimesiu, čia va raižysiu šitą ir už tos keterėlės į kitą pusę dar yra toks mažas leniukas. Ir ten būna trasa padaryta raudona tokia. Skyrūtas, tiksliau, ne trasa, skyrūtas. Bet dabar mačiau, ten biškį buvau išlindęs, va, iš tos vietos pažiūrėjau. Tai yra ten pravažiavimų biškį kažkas važinėjo. Tai man irgi turbūt, kad tiks. Nu ir čia aišku galima, bet čia biškį trūksta ant greičio. Čia galima pralėkti, bet trūksta to tokio pasišakinėjo. Biškį statumo čia trūksta, kad jau tos pauderinius tokius pasukiukus daryti. Galima tik tai ant presavimo ten pasimėtyti nuo tramplinuko. Tai galima gal ir pralėksiu čia dar kartą. Na, tas kularčikas man įdomus. Stovi. Aišku, ten jis biški pradroštas. Bet ten yra stabdymai sniego dar. Matau, kad likę. Tai va, tą reiks irgi nupjauti. Nu ir ką, aš čia kelis kartus parvažiuosiu. Va, smagu, kad čia atėjo va šešėlis. Tai ant saulės, tai va toj pusėje tai šūdina. Miškiai jau tiesą pasakius ir čiuožiau žemyn va ilgąją trasą skiturininko. Tai ten išvarai ant tokio blyno tokio. Tai uždaryta iš tikrųjų jinai, bet pažiūrėjau sniegą, taip normaliai lyg tai atrodė. Iššokau, bet ten ištirpė taip, kur retraku nepravažiuota. Tai tiesiog išvarai, iš šešėlio kokį išlėkė greitį pagavęs ir tokį įvarai ant apšviestos vietos. Taip lyg tai būtų tau kažkas rankinį užtraukė ir taip reikia gaudyt lyg svara. Taip sunkiai gan, kad išsilaikyti iš viso galėtum. Tai va, tokios tokelės. Nu ką, man gavau žinutę iš Dainiaus. Va tuo keltuvu kilau, kaip tik iš Dainiaus atėjo žinutė, kad jau turi nusipirkę. Pernai buvo panevėžiečiai ten. Dainiokas, Asvelis. Ir dar vienas Donatas. Tai vat, jau 2 bilietus turi, sako, gal ir 3 vat atvarys. Šią savaitę nuo trečiadienį vakare turi atvaryti. Nežinau iš kur, turbūt iš Milano, spėjo. Tai vat, jeigu kas nori dar pauderys, tai welcome dar ant savaitgalio. Nes palauk, aš turiu savaitgalį, nors, kokį vieną, 2 žmonės dar galėčiau gal priimti, nes pas mane yra užsakyta šeštadienį, sekmadienį. Šeštadienį, sekmadienį turiu svečių. Tai ribota kiekį. Bet jeigu dar kas 1-2 žmonės norit, realiai, kiek aš galėčiau, 2 žmonės maksimum dar galėčiau paimti. Tai va, varas. Nu ir aš čia varysiu, bet aš sunku gan iš tikrųjų varyti. Čia, bet vat, man tai patinka tokie dalykai. Ir vat galima už keterėlės tos nerti. Galima ten ant statesnės vietos. Arba čia irgi. Tai vat nersiu. Dar vieną kartą toj pusėje pasižiūrėti, kaip atrodo slėniukas. Ir čia vat, čia praktikuotis. Tai greičio galima duoti, tai aišku, čia ne visas smagumas tai vat ant tokių atšlaitų yra, bet čia jau viskas nudrošta. Tai šitas mano šlaitelis, aš jį mėgstu labai įvairiai vat imti ir žemyn iki Varlinyko. Bet dabar nečiuošiu, vat, nes, kaip jau sakiau, labai prastas sukibimas ant saulutės.
Na, tai čia buvo rasius iš Gargelino, vat tokio ir dėkoju už dėmesį. Iki.